Greitai Slibinas išlindęs iš urvo nasrus žiojęs pradėjo lervoti prie karalaitės, bet jaunikaitis tuojau užleido jį žvėrimis. Liūtas su vilku griebė Slibiną ir suleido jį į nagus, o meška, nutvėrus Slibino uodegą, turėjo jį, kad nepabėgtų. Tada jaunikaitis prišoko artyn ir su kardu nukapojo Slibinui visas 9 galvas. Nukapojęs, išpjaustė iš jų liežuvius, susidėjo į terbą ir tarė karalaitei: dabar eik namo, Slibinas jau negyvas. Karalaitė įprašė užeiti pas tėvą. Karalius jam atsidėkosias, bet jaunikaitis atsisakė ir nujojo savo į miestą naktigultu, nes jau buvo vėlu. O karalaitė kelią į namus užstojo degučius ir su kirviu grasindamas liepė prižadėti, jog sakys tėvui, kad jis išgelbėjęs ją nuo mirties. Susirinkęs visas Slibino galvas